anksčiau buvo blogas gydytojas tas, kuris spaudimų nepamatuodavo, dabar blogas gydytojas tas, kuris vitamino tyrimo nepaskiria. O iš tiesų, kiek yra racionalu, pavyzdžiui, sveikam žmogui, kuris normaliai jaučiasi, darbingas yra, kiek yra racionalu kartų per metus tirtis, pavyzdžiui, įžengia pas jūs pacientas pro duris ir su tai vizualiai galite pasakyti, kas jam bus, maždaug įsivaizduojat kokią diagnozę, jeigu pirmą kartą matot žmogų. Pavyzdžiui, skauda sąnariai. Ir tikrai dažnas sako, tik nesakykit, kad nuo svorio, jums viskas nuo svorio. Bet taip, jeigu tu sveri 20 kg per daug, tavo kiekvienas kelio sąnarys jaučiasi, lyg tu neštum papildomai po bulvių maišą ant kiekvienos kojos. Kai tik tai jinai patampa nemokama, ne, labai dažnas pacientas sako, aš nenoriu skiepytis nemokamą valstybinės veiklos, aš noriu mokamą. Nors vienais metais kompensuoja vieną gamintoją, kitais kitais, iš principo jie rotuoja dažniausiai. Dabar pereikime tokią sunkią artileriją. Žiūrėkit, aš kiek sustinku tokių visokių straipsnių spaudoje, medijose visose ten ir kad ir YouTube, visi dabar kalba apie uždegimus. Viskas dega. Cholesterolis kaip paksas. Nėra pats kaltas, aplinka kalta. Valerijau, apie tos vyrus užsiminėt ir dabar nesusilaikysiu nepaklausus. Ką darom su vyrų pilvais? Daktarė Taulytė sakė, reikia 100 gramų ruginukės, 100 gramų lašinio ir 100 gramų ruginės duonos 2 kartus per dieną ir jokių statinų. Tai, jeigu paklausim... Šitą atsisukit ir pasikartokit, žinokit. Kaimo vaikas esu, tai reikia važiuoti į kaimą, ten fiziškai dirbti. Iš kurio jūs kaimo esat? Aš iš Šalčininkų kaimo. Šalčininkų. Tai toks jau ir miestas, jau nelabai kaimo. Miestelis. Žodžiu, kad pagodėt, tai pagodėt, kad ir jums reikia dirbti su tuo reikalu. Ką darysi su savo pensijų fondo pinigais? Įvertink vokišką patirtį. Pasitark su Allianz. Pakalbėkime apie meną, bet vis tiek baigsim sveikatą ir ligom, pasakė mano bičiulė, su kuria susitikome pasišnekėti eilinį sykį. Sveikata mums visiems yra tiek svarbi, kad be jos mes negalime gyventi. Ir apie tai mes šį kartą šnekame su gydytoju, kuris yra be galo populiarus televizijoje, spaudoje. Pats rašo knygas, pats konsultuoja, dirba 20 metų Valerijus Morozovas. Sveiki, Valerijau, man labai smagu, kad jūs atėjote pas mane. Ir mano pirmas klausimas, 20 metų medicinoje, ko jūs išmokė ir ar matot, kad keičiasi požiūriai? Keičiasi ir turbūt pagal tą Daningo-Kriugerio efektą, kur tu daugiau žinai, tai tu supranti, kad tu vis mažiau žinai. Ne? Tai aš dabar esu kažkur turbūt ten tai kreivį, kur jau pradeda vėl kilti ir tu jau kažkiek pradedi įsivaizduoti, kad tavo žinios kažko vertos. Tai požiūris keičiasi, požiūris visą laiką turbūt labai gerai, jūs pradėjote apie meną, medicinoje yra šiek tiek meno, yra šiek tiek amato, jeigu mes kalbam apie chirurgiją, yra mokslo ir turbūt geras medikas ir yra tas toks tarp meno, mokslo ir amato plaukiojantis, kuris sugeba tą pritaikyti. Todėl nėra vieno recepto ir požiūris pasikeitė, turbūt pagrindinis dalykas, požiūris pasikeitė visuomenės, pacientų požiūris į sveikatą, jis pasidarė labai vartotojiškas. Mes dar tą kartą, kurie dar šlapenkos neatsivaldė, mums reikia ten kuo daugiau visko, žiūrėkit, mes papildų perkam, mes tyrimų darom, nedaug dievė, ten kokio magnetinio rezonanso nepadarysi, dar kažką. Ne, aš vis juokauju, kad anksčiau buvo blogas gydytojas tas, kuris spaudimų nepamatuodavo, dabar blogas gydytojas tas, kuris vitamino tyrimo nepaskiria. O iš tiesų, kiek yra racionalu, pavyzdžiui, sveikam žmogui, kuris normaliai jaučiasi, darbingas yra, kiek yra racionalu kartų per metus tirtis, kad ir skysčius ten, ar darytis plaučių nuotraukas? Priklauso nuo jo sveikumo ir normalumo turbūt, ne? Priklauso nuo... Čia irgi tokia kategorija, ar ne? Taip. Medicinoje nėra absoliučių dalykų, absoliutus dalykas mes visi mirsim, vienintelė tiesa, visa kita yra labai labai reliatyvu. Tai jeigu žmogui yra neramu, taip, visi aplinkui vaikšto ir šneka ten apie tą vitamino D ir visą kitą, jam reikėtų ateiti ir pasikalbėti su gydytoju. Ne tyrimą daryti. Joks tyrimas nustato diagnozes. Joks. Padarai kraujo tyrimą, tau rodo vėžį, tai nėra diagnozė. Tau vis tiek reikalinga gydytojo sprendimas, vis tiek reikalingas gydytojo nuomonės. Tu padarysi Laimo lygos tyrimą, tau rodo Laimo lygą, jis 30% visiems tiesiog teigiamas yra. Taip, ar tau reikia to tyrimo, ar tau reikia to gydymo, kiek tau tos reikėtų apimties, tai yra pagrindinis dalykas ir turbūt sudėtingiausias mūsų medicinoje, tai yra surasti gydytoją, kurio tu pasitikė, ateiti su juo pasikalbėti ir su juo sudaryti planą. Nes tyrimai turi 2 minusus didžiuosius. Taip, kuo daugiau tyrimų, to daugiau pinigų tai kainuoja.
Ir patikėkit, joks draudimas nenori jums mokėti už profilaktinius tyrimus ir ligonių kasos jo labiau profilaktika numato ten bendro kraujo tyrimą ir kūno svorio matavimą iki 40 metų. Kartą į 2 metus. Tai vienas dalykas tai yra daug kainuoja, kuo daugiau tyrimų, to daugiau kainuoja. Antras, kuo daugiau tyrimų, to daugiau nerimo. Ir painiavos. Nes 17% vidurkis jie rodo pievas. Ar vieną pusę, ar į kitą pusę. Todėl atsiranda tyrimo kaskados, tada atsiranda gydymo kaskados. Taip, ir todėl reikėtų kritiškos nuomonės iš šalies ir dėja, bet ta kritiška nuomonė ne ChatGPT. Gerai, ChatGPT tai čia apie tokį jau išlavėjusį vartotoją, apie išlavėjusį pacientą ligonį. Ar jums patinka tie, kurie žino apie save? Viską pasiskaito ChatGPT, susiveda informaciją apie savo galimas ligas arba esamas ligas. Pacientai tokie yra ok? Taip, yra toks senas, anekdotas, kur, kiekvienai temai yra visą laiką anekdotas, kur skelbimas kabo prie gydytojų durų, gerbimi pacientai prašo mane įsidalinti savo ligos istorijom prieš vizitą pas gydytojas, labai apsunkina diagnostiką. Taip, tai nieko naujo, dar Džeromas Kadžeromas 3 valtinį skaitant šuns, aprašė tą patį, kur vienas draugas paskaitė medicinos enciklopediją ir nustatė savo, kad jis serga viskuo apart po gimdyvinės karštinės ir reiškia, davė draugam paskaityti, lygiai taip pat skaitė ir suprato, kad jis serga visom ligom. Tai ta dabar vadinama cyberchondrija, kur tu visą laiką googlini, ieškai simptomų. Jau nebe hipochondrija, o cyberchondrija. Taip, jinai yra ir anksčiau buvo, turbūt literatofobija, ne, ar ten, enciklopedofobija, kaip ten bebūtų, chondrija tai yra. Tai jinai visą laiką buvo, žmonės linkė, čia kaip dantys skauda ir tu vis judini su liežuviu, ne, toks lengvas mazochizmas. Tai vis tos simptomus kažkokius savo žiūrėti, tai yra normalu. Ta prasme, tai yra didžiausia vertybė, kurias mes turim, susirgti, numirti yra didžiausia baimė, yra visiškai normalu, kad žmogus domisi savo simptomais. Nenormalu, kai jie negirdi normalaus, korektiško, praktiško, patariančio gydytojo atsakymą ir vis tiek sako ne. Žiūrėkit, forume parašė, kad reikia ten tokį ir tokį vaistą būtinai gerti, ne, tai man jo reikia. Nu ne. Tas netinka pacientas, ar ne? Ta prasme, čia jau problema yra. Ta prasme, tai, kad tu domiesi savo būklį, domiesi savo simptomus, domiesi savo ligą, ateini ir pasakai, ir taip, jeigu tu turi lėtinę ligą, tai tu turi apie ją žinoti daugiau negu gydytojas. Tu turi ją rūpintis ir tiesiog kaip vaiką visą laiką glostyti. Čia tu sergi, čia ne gydytojas serga. Tu turi ir visiškai normalu, kad pacientas, kuris serga kokio nors cukriniu diabetu, gali greičiau ten atrasti kokios nors naujienas, negu aš atrasiu, nes man dar reikia ir astmą pasidomėti, ir kraujospūdžių pasidomėti, ir vaikų ligom, ir skiepais, ir dar kažką. Tai jūs esate tas pirminis punktas, pas kurį ateina ir visi kažko tai nori, dėl to, kad anksčiau jūs vadindavo terapeutais, ar ne? O po to patapot, jei grūnam, po to patapot šeimos gydytojais. Tai sakykit, prašom, pavyzdžiui, įžengia pas jūs pacientas pro duris ir vizualiai galite pasakyti, kas jam bus, maždaug įsivaizduojat kokią diagnozę, jeigu pirmą kartą matot žmogų. Ir jisai atėjo su problema kažkokia, ne šiaip pasibūti. Ne, čia mes nesam Kašpirovskiai ir nesam tie YouTube nustatytojai, kurie ten aiškina, žiūrėkit, man viena dėmelė čia nurodo, kad čia tas ar tas. Tu gali įtart, jeigu žmogus ten ateina šlubuodamas, vilkdamas koją, tai greičiausiai jam nugarą skauda, ne? Arba jeigu jis ateina ten su kauke ir šnekam jis nosį, tai labai tikėtina, kad jis peršala ir taip toliau. Bet tu gali numatyti, pavyzdžiui, jeigu ateina nutukęs žmogus, pradeda skųstis, kad jam yra ten problema su širdies plakimu, jam skauda sąnariai ir dar kažką, tu supranti, kad tau reikės pradėti kalbėti. Labai tikėtina jam nemalonia tema, kad, greičiausiai dėl labai didelės dalies tavo ligų kaltas tavo nutukimas ir reikia gydyti jį. Čia reikia žiūrėti žmogui į savo kūno masės indeksą, kai 20 ten kažkiek, tai jau reikia susirūpinti, ne? 26 kiek ten yra jau per daug. Čia yra tiesiog būdas objektyvizuoti kažkaip, ne? Ir kažkaip, nežinau, ten teisininkam pagrysti, ten dar kažkokia statistika ir taip toliau. Yra tokia savoka kaip sveikas nutukėlis. Sveikas nutukęs. Sako, aš labai gerai jaučiuosi vis tiek, ne?
Ne visai tai. Ir yra atvirkščiai, pavyzdžiui, kaip čia pasakyti dabar, angliškai skinny fat, tai būtų Liesas nutukęs. Liesas nutukęs. Tai vienu atveju, nors ir yra perteklinis svoris, bet yra daug aktyvios raumens masės, žmogus daug juda ir tam momentui, jo, pavyzdžiui, biocheminiai rodikliai yra labai gerai. Pavyzdžiui, mes galim kalbėti apie sunkiosios atletikos mūsų sportininkus. Taip, jie dideli tiesiog yra. Jie turi didelę riziką, dėl to, kad jeigu jie nustos su savo fiziniu aktyvumu, jeigu jie tiesiog numes tą, reiškia, gyvenimo tempą, kaip dabar, jie labai greitai pavirs į ligotus nutukusios. Bet, reiškia, o tas lieknas nutukėlis, tai yra labai dažnai gležnos panelės, tokios visos fėjos, kurios turi mažai raumenų, jos neturi fizinio aktyvumo, arba mūsų draugai aitišnikai, kurie sėdi kaip prie COVID atsisėdo, prie... Yra tas kaklas kažkoks ten kompiuterinės vadinasi, kai palinkęs visą galvą. Čia labiau galbūt telefono kokelė vadinasi. Bet... Na, prasme, jie, kur ilgą laiką neturi pakankamą fizinio aktyvumą ir nors jų tas kūno masės indeksas gali būti geras, visai biochemija ir visi rodikliai gali būti visiškai nuvažiavę. Bet šiaip, jeigu kalbate apie skaičiukus, taip, jeigu mes jau turime viršsvorį, jeigu mes jau turime tas KMI bent jau virš 27, norma iki 25, ir mes turime vienokį ar kitokį sveikatos sutrikimą šalia, kraujospūdį, aukštą cukrų, aukštą cholesterolį, netgi emocijų sutrikimus, kurie sukelia mūsų tas svorio augimas, neuždegimą lėtinį, kepenų suriebėjimą, tai reikėtų svarstyti apie rimtą gydymą, galbūt netgi su vaistais. Turit galvoje Ozempiką, kuris dabar pavirto liekinančių vaistų, kaip ir metforminas pavirto kokiu ten vaistų, ką jisai daro, jisai jaunystę išsaugo. Abu vaistai galėtų padėti mesti svorį, abu vaistai galėtų padėti sureguliuoti apetitą, abu vaistai galėtų pradėti kovoti su kepenų suriebėjimu, su pagrindinis dalykas, tai aišku, širdies kraujagyslių ligų rizika. Taip, tie skaičiukai, apie kuriuos mes kalbam, ar tai būtų cholesterolis, ar cukrus, ar tas pats kūno masės indeksas, iš principo susideda į vieną dalyką. Kokie yra tavo šansai artimiausiu metu, greičiau negu kad tau apspręsti likimo, ir genų numirti nuo insulto infarkto. Ir visas gydymas yra skirtas tam, kad atitolinti širdies kraujagyslių ligų komplikacijas. Taip, tai yra susiję ir su to, kad turėtų ir kūno masė sumažėti, ir cukrus sumažėti, ir cholesterolis sumažėti, ir visa kita, bet tai yra į tai orientuota. Ir šitoj vietoj vienareikšmiško atsakymo, ar tai bus Ozempikas, ar metforminas, ar protarpinis badavimas, ar fizinis aktyvumas, ar dar kažkas nėra. Tai jūs neišrašot pacientų recepto, kad dabar darysi taip ir tavo kūno masė sumažės ir tu būsi sveikesnis. Nėra tokio, kad pats maždaug dirbk, ne? Irgi ne, Violeta. Ta prasme, tu bandai išsiaiškinti, kur yra paciento problema. Taip, todėl sakyti, pavyzdžiui, kaip dabar vyrauja tas, iš tikrųjų, prieš tą patį Ozempiką nusiteikimas visuomenės, nuo ministerijos prasidėjo, kad palaukit, mes kompensuojam šitą vaistą tik diabetikams, kurie gavo infarktą, bet jis iš principo ir skirtas tam, kad tu negautų insulto, infarktų ir diabetų. Ir javas ant nutukimų, ir netgi viršsvoriai su komplikacijom turėtų būti svarstytina skirti. Aš nesakau, kad būtinai visi turi vartoti, taip, bet svarstyti apie tai, kad galbūt jį reikėtų paskirti reikia. Bet tai ta visuomenės nusiteikimas yra, kad reikia mažiau valgyti, daugiau judėti. Čia yra turčių išmeslas, čia yra bevalių išmeslas, čia yra, reiškia, nusipirki savo ir ten dar kažką. Šitie vaistai tikrai nei vienas iš jų netinka tam atveju, jeigu tu nori numesti 2 kilogramus tam, kad įtilpti į savo išleistuvų suknelę. Tikrai ne. Čia jau kai 22 reikia, ar ne? Taip. Tai jie yra tuo metu, kai yra didelė rizika ir kitaip nepavyksta. Pavyzdžiui, labai gražiai šitoj vietoj skamba Kanados nutukimo gydymo asociacijos gairės, kurios iškart prasideda nuo medikamentinio gydymo ir visi klausia, palaukit, taigi visur rašo gyvensenos korekcijos, sako, tai savaime suprantama, kad jinai turi būti. Tai žinau, paralelės eina. Taip. Nes kai tu surašai pirmas gyvensenos korekcija, antras vaistai, trečias ten chirurginis gydymas, dar kažkas, tai visi įsivaizduoja step by step. Man šitas netiko, tada aš imsiu vaistus. Bet tu vis tiek turi koreguoti savo gyvenseną. O Valerijau, jūs paminėjote apie tą nutukimo temą truputėlį su tokiu kaip ir pacientui nemaloni tema.
žmogus nenori to girdėti, ar ne? Jis, jeigu jis daugiau Dažnai taip. Dažnai taip. Kodėl tai yra? Nes yra objektyvugi. Jeigu jis netelpa į drabužius, nėra parduotuvėje dydžio. Turbūt dėl to, kad yra nutukimo stigma, yra tas, dar kartą pasakysiu, vyraujanti nuomonė, kad čia yra apsileidimas, dar kažkas. Kitas dalykas, pacientai labai dažnai patys kažkur, sąmoningai ar nesąmoningai, pasąmoningai supranta, kad, taip, aš vartoju per daug alkoholio, aš per mažai judu, aš ten, nežinau, naktim nemiegu, aš valgau belenkokią nesąmonę, bet jie nenori pripažinti, kad kad tas procesas kaltas dėl jų sveikatos. Ir mes dėl sveikatos, ne dėl elgesio. Taip, dėl sveikatos, dėl tam tikrų simptomų, pavyzdžiui, skauda sąnariai. Ir tikrai dažnas sako, tik nesakykit, kad nuo svorio, jums viskas nuo svorio. Bet taip, jeigu tu sveri 20 kg per daug, tavo kiekvienas kelio sąnarys jaučiasi, lyg tu neštum papildomai pabulvių maišą ant kiekvienos kojos. Tai aišku, kad jie nudils greičiau. Taip, jeigu tu maitiniesi bet kaip, aišku, tau pūs pilvą, tau kils rūgštis ir grauš rėmuo. Taip, jeigu tu rūkai cigaretės, labai tikėtina, kad tau kils tas pats rėmuo, galbūt kils spaudimas ir tu kosiesi. Bet visi nori padaryti kokį nors tyrimą, vitamino D, helikobakter, žinau, ten dar kokį nors, atrasti, kad kažkas kaltas dėl to. Ne aš, ne mano elgesys, kažkas kaltas. Čia viskas dėl vitamino D. Bet Valerijus, to vitamino D tai man irgi mistika. Kažkaip anksčiau nematavo, ar ne? Nebuvo tų matų, nebuvo kažkokio to stygiaus. Dabar kam nepamatuoja, visiems yra stygius vitamino. Jo yra, taip, tas stygius yra. Tai yra objektyvu? Taip. Klausimas tik tiek, kokių mums reikia tų visgi, kaip čia pasakyti, tų siekio, ne kiek mes turime pasiekti. Taip, ir netgi toj pačioje Australijoje dažnos rekomendacijos, kad jeigu nėra taip jau daugiau negu per pus nukrytęs, tai iki saulė ir viskas. Pas mus blogai, kad saulės. Turim problemytę. Turim. Tai kad jis yra labai geras matas rizikos, taip. Prasme, jeigu tau yra labai žemas vitaminas D, tu tikrai turi riziką dėl ten ir širdies kraujagyslių, ir reiškia ten kokio nors onkologinio galbūt ligų ir aiškai dėl imuniteto. Bet vien jį pakėlus, tavo rizika visa nedingsta. Nes jeigu tu rūkai guli ant sofos, ryte negali pabūsti be 3 kavų ir 1 Red Bullio, o vakare užmigti be butelio vyno ar 3 taurių viskio, tai vitaminas D, kaip ir helikobakter pylori koks nors, ir dėl tavo rėmens, ir dėl tavo imuniteto, ir dėl tavo, nežinau, ten kelių ir galvos skausmų, ten kažkur 25 vietoje pagal riziką stovi ir tiek, ir visiškai ne į tai reikėtų orientuotis. Bet tai nėra smagu girdėti pacientų. Bet žinot, aš galvoju, jūs ir sakėte, kad grįžtu prie temos, kad labai daug žmonių gydosi ir gyvena tuo, ką jiem liepia YouTube'as, Instagram'as, Facebook'as. Tie netikri pranašai. Ir, pavyzdžiui, nežinau, tie žmonės, mesgi negalim patikrinti, doktor užsirašo DR kažkoks tai. Ar jis gydytojas, ar jis negydytojas, kas ten žino. Ir jisai skleidžia, šviečia, aiškina. Toks buvo Dr. Berg. Čia visi vienu metu įklausė. Paskui paaiškėjo, kad jis ten neturi net, arti nebuvo prieėjęs prie jokios medicinos mokyklos, ką jau ten kalbėt. O visom temom ir apie D, ir apie vaistus, ir apie širdies kraujagyslės. Kaip žmogui suprasti, ko jis klauso? Ar ta informacija, kuris gauna, yra racionali ir naudinga? Ir iš vis, ar tą gal nubraukti, neklausyti, nežiūrėti, neieškoti? Čia ir tik klausimus už milijoną, kaip tą padaryti, ir netgi su tikroju dr. Žiūrėkim, yra ten tokia įstaiga įsikūrusi per COVID-ą, ten, reiškia, ten kažkokios ten sveikatos būklės institutas, kur, kaip ir dir, bet visiškas pievas ir vėjos kalba, bet daugam tinka. Taip, aš kaip žmogus, kuris tikrai, kaip ir sakė, daug dėmesio gavau žiniasklaidoje, turėjau ir laidą ir kiekvieną savaitę rašydavau po 2 tekstus. Reiškia tinklapius, patikėkit, tas noras išlikti dėmesio centre, kartais netgi nusižengiant šiek tiek etikai ir dar kažkam, jis yra labai labai didelis ir reikia labai save stabdyti,
kai tu supranti, kad va, tu taip pasakysi, čia bus skaitomumas, čia bus žiūrimumas, čia bus tiek daug laiko, aš čia galėsiu kaip žvaigždė patapti, ne? Bet tu supranti, kad taip negalima, nes tu padarysi labai daug žalos visuomeniai. Na, tai tas turi įsijungti. Jeigu tau tas neįsijungia, nu, tai tada ir prastai. Tai žodžiu, netgi vartotojas to viso cyber produktuose turėtų būti be galo kritiškas, tą, kai įsiklauso. Čia lygiai taip pat, kaip tu eini, nežinau, ten to paties maisto pirkti, tu skaitai etiketės, o ne tai skaitydamas etiketės, tu turi suprasti, kad tu skaitai. Taip, tai lygiai taip pat ir čia. Mes turim tą problemą su sveikata, vat buvo šią savaitę žiūrėjau naują tyrimą apie rezistenciją vakcinai, apie antivakserius ir kas įtakoja, ir buvo labai gerai padarytas analizė, kad vat, kiekvienai pasaulio dalį, vat, kas labiau įtakoja, ir kadangi mes maža šalis ir mums įtakos turi daug aplinkui esančių, mes savo, sakykime, tokio burbulo nesam sukūrę didelio, tai lygiai taip pat kaip ir vakarų Europoje mes labai pasiduodam sosmedija, apie ką jūs kalbėjote. Taip, YouTube'as, Facebook'as, Instagram'as ir ten esantis piliečiai, kurie susikūrė ten savo kažkokius accountus ir ten kažkokius streamus, ten, kas ten bebūtų, ne, jie ten kalba ir tas labai turi mum įtaką, nes kažkur nusėda. Pas mus labai nemažai yra politizuotos medicinos, irgi ypač vakcinų prasme, ne, nu, prisiminkim, kas buvo su COVID-u, ne, kaip vieni labai už, kiti ten prieš, ten, vos ne to dėka laimėjo rinkimus. Ir trečias dalykas, tai mes vis dar esam nepasitikintis kaip ir Rytų Europą, taip visa nepasitikintis institucijom, nepasitikintis valdžia. Jeigu mums kažkas duoda kažką už dyką, ne. Tas yra, pavyzdžiui, kai vakcina yra nekompensuojama valstybės ir jinai yra mokama, ir jeigu ypač brangi, visi nori ją skiepyti. Tada nori, čia paradoksai. Kai tik tai jinai patampa nemokama, ne. Labai dažnas pacientas sako, aš nenoriu skiepytis nemokamą valstybę, nors aš noriu mokamą. Nors vienais metais kompensuoja vieną gamintoją, kitais kitais, iš principo jie rotuoja dažniausiai. Tai vis tiek, tas nepasitikėjimas jis yra. Ir mes tokio mėsmaliai tarp nepasitikėjimo institucija, labai didelių pasitikėjimo socmedija, ne, ir iš politikų, kurie savo irgi tos pačios etikos nestabdydami, nesustabdyti tos pačios savo etikos, lenda ir politizuoja tą sveikatos klausimą. Mes taip pat ir vertum ir turim tas problemas, kurias turim. Apie COVID-ą užsiminėt. Ir dabar tas oras toksai, šalta, šilta, šlapia, sninga, šalta, ten kojom, rankom. Žmogus pradeda sirgti. Kaip jam suprasti? Kada koks virusas, kada kokia bakterija, kada arbata, kada antibiotikai, ar tiesių taikymų pas jūs, pas savo šeimos gydytoją, ar vis dėlto bandyti namuose kažkurį laiką dar pačiam? Jam nereikia suprasti iš tikrųjų, ar čia virusas ar bakterija ar antibiotikai. Jam reikia suprasti, ar jo sveikatos būklė jam yra priimtina, ar jis žino, ką daryti su savo simptomais, ar tie simptomai jam jau kelia grėsmę. Ir čia lygiai taip pat, kaip ir su to, kaip dažnai kažkam tyrimus daryti, ne? Jeigu tai yra mažas vaikas, mama adekvati, jinai visko išsiklausinėja iš savo gydytojo, augina 3 vaiką, puikiai žino, kaip elgtis su slogytine didelė temperatūra, puikiai supranta, kaip numušus temperatūrą vaikas atsigauna ar neatsigauna, yra kažkokių naujų simptomų ar ne, jinai gali pabūti namuose. Nėra taisyklės ar 3 dieną, ar 5 dieną, ar 10 dieną, ar dar kažkas, ne. Yra neaiškus simptomus, tu nežinai, ką tau daryti. Arba kai tu esi dideliai rizikoje. Taip, pavyzdžiui, tas pats vaikas turi ten kokią nors lėtinę ligą ir jam ženkliai greičiau viskas išsivysto. Arba mes turime ten dažniausiai kalbant tai ir apie tos skiepus, ir apie bakterinės rizikas, tai yra lėtinių ligų turintys ir vyresnio amžiaus pacientai. Taip, tai aišku, greičiau reikėtų kreiptis. Bet visą laiką spręsti tai, ką tau vartot, ko tau nevartot, kalbant apie antibiotikus ar priešvirusinius, turėtų visgi nuspręsti gydytojas. Tai esminis dalykas nesukti galvos, čia virusas ar bakterija, klausyti, kaip jautiesi. Taip, ir valdai ar nevaldai. Taip, jeigu tu supranti, kas su tavim vyksta, jeigu tu tą susivoki, tai tu kreipiesi į gydytoją. Tarsi nereikia kreiptis į gydytoją, arba reikia kreiptis vien dėl nedarbingumo. Taip, nes gydytojas turi įsitikinti, kad tu esi blaivus ar Lietuvoje tam, kad išduotų nedarbingumą. Kitaip negalima. Jeigu tu nežinai, tai tau reikia kreiptis ir klausti, ką man daryti. Ir tada jau galbūt bus atlikti tyrimai, galbūt dar kažką. Vėlgi tas vartotojiškumas turi ir savo pliusų, atsirado labai daug greitų testų.
Taip, tu gali namuose pasidaryti testuką, tu gali, reiškia, surasti, kad tavo nosiaryklėje sėdi koks nors covidas, arba ten koks nors gripas, arba ant liežuvės sėdi kokios nors streptokokas, bet kaip jau ir minėjau, pats testas nereiškia nieko. Taip, tai jeigu tau nėra temperatūros, jeigu, nežinau, tu viduriuoja, padarė streptokoko testą iš burnos, tau nebus skirtas gydymas, nes greičiausiai tiesiog nešiotojas esi. Taip, jeigu tu vėlgi nei karščioji, nei nieko, bet tu sau susirdai gripą, tu irgi esi nešiotojas. Tau nereikia jo gydyti, nebent vėlgi tu esi labai rimtas ligonis ir jeigu tu susirgsi to gripu, tai bus blogai, tada tu geri profilaktikai. Taip, bet jeigu tu, pavyzdžiui, karščioji, slogoji, čiaudai, pasidarė ir tai yra covidas, tai aišku, greičiausiai tai covidas ir yra, nes klinika atitinka ir tada tu gali kreiptis į gydytoją, sakyti, va, žiūrėk, man yra taip, va tiek dienų, vat aš padariau testą, man yra covidas, ką man dabar daryti? Ok, tu atsineši savo bazę informacijos. Ar žmonės dar skiepėsi nuo covido? Nes man atrodo, praėjusi ta visa istorija, jinai paliko tokių, kaip sakėt, dviprasmiškų dalykų. Taip, covido pandemija labai suaktyvina visus antivakserius judėjimą ir paliko ir tie sprendimai ir mūsų mediacija, net viso to dalyko tikrai palieka geresnės. Kad geriau būtų, ar nenorisi. Norėt geresnio, tai taip, ta prasme, aš nežinau, turbūt su antra, trečia banga COVID aš jau sakiau, kad nereikia skaičiuoti bangų, čia bangavimo mūsų užpylė ir mes turėsim. Skirtingai nuo gripo, kuris visgi yra labai sezoniškas ir kokiam 3-4 mėnesiams tikrai dingsta iš Lietuvos ir mes spėjam jį pamiršti ir nepavyksta išgauti ilgalaikį imuniteto. COVIDui tam tikras imunitetas lieka rusenti ir tas COVIDukas pas mus rusena ištisus metus. Taip, jo pikai būna labiau įrudenėjus, bet jis yra visą laiką, dėl to ir tas imunitetas prisimenamas. Taip, atsakymas netiesioginis, nebūtina visą laiką skiepytis, ar ne? Jeigu tu nesergi sunkiai kiekvieną kartą COVID'u, jeigu tu neatsiduri ligoninėse plaučių uždegimo, jeigu tu neturi labai daug lėtinių ligų, jeigu tu neturi didelės rizikos ir ypač jeigu tu įtari, kad vasarą visa šeima sirgo ir tu irgi slogavai, tai labai tikėtina, kad ir tu pranešioji, tau nebūtina. Jeigu tau kiekvienais metais su COVID'u atsidurdavai priėmimo skyriuje ir ligoninėje, jeigu tu turi begalę lėtinių ligų, vartoji saujom vaistus, taip tau sezonai reikėtų pasiskiepti nuo COVID. Iš principo atsakymas yra skiepytis reikėtų rizikos grupėms. Valerijau, kaip dabar yra su COVID skiepų pasiekmėm? Labai daug yra suaktyvėjusio autoimuninių ligų atvejų. Ir medikai patys jie tai su buvusiais skiepais, COVID skiepais. Kaip jums atrodo, pas jūs ateina pacientų, kur kažkas atsitiko neaišku kas, ir būtent susieta su tuo, kad neseniai skiepyta arba kažkas sirgta neseniai. Tai jeigu turėtų tokias iš tikrųjų įrodymus, tai turėtų ir, nežinau, ten atveju pristatymus daryti, dar kažką tikrai nėra taip, kad medikų bendruomenėje ten yra kažkoks tai, nežinau, susidarojimas su tais, kurie prieš skiepus ar dar kažką. Ne? Tai skiepas nėra švestas vandenėlis ir visą laiką gali būti pašaly. Bet lyga šiuo atveju yra kur kas baisesnė, dėl ko reikėjo masinio COVID skiepijimasi, nes tas virusas mutavo taip, kad jis buvo visiškai absoliučiai nepažįstamas mūsų imuninei sistemai. Absoliučiai. Ir tie sirgimai kažkam buvo lengvi, kažkas lygiai taip pat, oi, tai man čia gripas, aš čia pagripuoju ir viskas, o kažkas su gripu guli ligoninėje ir miršta kiekvienais metais po keliasdešimt žmonių Lietuvoje. Tikėtina, kad miršta daugiau, tik nežinom, kad nuo gripo pasiekmių. Tai va, tai tikrai tų skiepų tokio dramatiško kažkokio palikimo mes neturim, kaip mes turime po to paties COVID'o kaip ligos. Tai štai COVID'o liga baisesnė už skiepo pasiekmes, ar ne? Taip. Ir jeigu pasižiūrėti, kaip bent jau pasikeitė radiologinis plaučių vaizdas pats savaime, ne? Persirgusių žmonių. Taip, kad mes visi beveik iš principo persirgom. Nėra tie, kas nesirgo, taip, ar sunkiau, ar mažiau. Taip, tai COVID'as tikrai įnešė labai daug kalaso ir galbūt daugiau ne tai, kad ten skiepai kažkam pablogino, ne, kiek galbūt tam pačiam imunitetui ir viskam tas ilgalaikis lockdownas, izoliacija, tas turėjo neigiamos įtakos, mes visgi tą bandos imunitetą tam tikrom ligom mes
trumpam praradom, mes jį atgaunam, bet buvo ir rotonoro, ir enterovirusinės tokios, kaip labai didelės bangos, praeitais metais buvo labai didelės mikoplazminės, atipinės infekcijos bangos. Tas irgi siejamas su pokyčiais po COVID, tikrai nesu skiepais. Taip, nes imuniniai sistemai skiepas neduoda tokios baimės ir tokio apkrovimo kaip liga, vienareikšmiškai. Ir baisiausia, kad tas COVID kaip ir nežada niekur dingti iš mūsų gyvenimo. Tai aš sakau, mūsų užpylė. Ir užpylė. Tik tiek, kad tai nebėra toks pavojingas virusas, nes mes jį jau pažįstam, mūsų imuninė sistema jį pažįsta. Dabar, jeigu taip reikėtų kažką pagazdinti, tai kiekvienais metais laukiam gripo pandemijos. Nes jau kaip ir laikas, kas 20-25 metai. Ir tai dabar laukiam. pasakykit, dar nuo gripo galima skiepytis ar jau nebe Reikia. gruodžio mėnesį? Reikia. Jeigu jūs netgi sirgot, tai labai tikėtina, kad sirgot A tipu ir pavasarį jūs laukia B tipas. Tai vienareikšmiškai nėra taip, kad jau per vėlu. Aš kažkada esu gavęs tą pačią dieną 2 skambučius iš žurnalistų. Vieni klausė, daktarė, sakykite, kodėl jau dabar per vėlu skiepytis nuo gripo. Aš 15 minučių paskambinu klausę, sakykite, kodėl dar per anksti skiepytis nuo gripo. Jeigu nesirgai, tai ne per vėlu. O jeigu sirgai ir tai klausimas, nes laukia dar kitas gripo tipas, kuria turi visus šansus užsikrėsti. Ką darysi su savo pensijų fondo pinigais? Įvertink vokišką patirtį. Pasitark su Allianz. Dabar pereikime į tokią sunkią artileriją. Žiūrėkit, aš kiek sustinku tokių visokių straipsnių spaudoje, medijose visose ten ir kad ir YouTube, visi dabar kalba apie uždegimus. Viskas dega, kraujagyslės dega, ten vidiniai kažkokie uždegimai darosi. Iš kur ta uždegimų banga? Anksčiau kažkaip, aš neatsimenu, kad mano tėvai apie tai kalbėtų. Kodėl čia dabar tie uždegimai mūsų užpuolė? Informacija visur guli ant viršaus. Taip, tai tau tai reikia, nežinau, pabaksnuoji bet ką pirštuką, ir tau gali kokią nors nuorodą įmesti. Uždegimus iš tikrųjų labai pradėjo, kaip čia pasakyti, visų ligų tokį uždegiminį priežastį, ta patogenezė uždegiminė pradeda žiūrėti. Tai nėra toks uždegimas, kuris sukelia, nežinau, ten tas pats gripas, covidas ar ten bakterija. Taip, tai yra ilgai rusentis. Tai yra tas pats nutukimas, pavyzdžiui. Tai yra tas pats stresas, tai yra tas pats alkoholio vartojimas. Tai yra tas pats darboholiškumas, kaip mes negalim niekaip sustoti ir visą laiką jaučiamės kažkam skolingi ir tu turi čia eiti, negali paimti nedarbingumą, tu turi čia plėšytis. Tai irgi sukelia uždegimą. Tiesiog atsirado būdas tą pamatuoti, atsirado būdas tą pastebėti, atsirado nauji tyrimai. Atsiprašau, o kas įrodo? Kraujo tyrimas rodo? Ne toks kraujo tyrimas, kurį galima taip paprastai. RBC? Čia toks labai paviršinės, kuris turi labai daug paklaidų. Mes kalbam labiau apie mokslą iš tikrųjų, negu kad apie tokią, reiškia, poliklinikos laboratoriją. Taip, bet atsiranda tų žinių ir su to vėlgi atsiranda ir didelis verslas, atsiranda antioksidantai. Taip, būtinai vartoti, nes yra uždegimas. Kaip statinai, kaip antioksidantai. Tai mes degam, mes vartojam deguonį, deguonis dega mūsų ląsteliai, sukelia energiją, jeigu tos energijos per daug, jeigu tas procesas nėra valdomas dėl vienokio ar kitokio priežasčių, tai atsiranda tas lėtinis uždegimas. Tai yra būdų jį suvaldyti, vėlgi mes einame apie tą patį, daugiau valgyti, mažiau valgyti, daugiau judėti, žiūrėti, ką tu valgai. Aš tą vadinu kontempliaciją su visata. Išsimiegoti, gauti mėgstamą užsiėmimą, pailsėti, gauti fizinį aktyvumą, subalansuotai maitintis. Tai yra bazė iš principo visos medicinos. Taip, bet apie tai daug kas nenori girdėti, nes... Dėl to, kad informacija nenaudinga žmonėms sunku tą padaryti. Kokia nauda iš sporto, kad žmogus sportuoja, žmogus taigi sunku. Tai žodžiu, abi pusės nelabai suinteresuotos išeina. Tai vienareikšmiškai. Taip, o mes esam vartotojai. Taip, mums reikia padaryti tyrimą, kuris ten parodytų, labai daug žmonių ateina, sakė, aš noriu išsitirti kortizolį. Sakau, kodėl jūs norite išsitirti kortizolį? Iš principo, kortizolį tirti prie 2 ligų. Ir viskas, endokrininių. Arba Adisono liga, kur tu visas bronzinis, arba toks verpstinės formos nutukimas. Viskas. Kučingo sindromas. Viskas, daugiau ten nėra ko įtirti. Bet visi nori, kodėl? Nes aš stresuotas, tai žinokit, sakau, jūs pasekmę tyrėt. Jūs nebūsit stresuotas dėl to, kad aukštas kortizolis. Jūs nebūsit neišsimiegojęs dėl to, kad aukštas kortizolis. Jis jums bus aukštas, nes jūs naktį nemiegojot.
ir jūs esate stresuotas, eikite į sporto salę, nes su adrenalinu, kortizoliu yra viena kova, fizinis aktyvumas. Išsikraukit. Taip. Bet tam reikia turėti galimybių. Ir jeigu gydytojas sako, mažiau valgyk, daugiau judėk, nus toks nervuotis, aš tokią paskaitą turėjau su profesoriu Šapoka. Skaitėm 3 beprasmiai patarimai. Laikytis dietos, mesti svorį ir sportuoti. Pasakai žmogui, jam pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo, jis išeina. Tu turi duoti konkrečius pasiūlymus, tu turi turėti sudaryti pacientui sąlygas. Aš, pavyzdžiui, dirbu su nuovargiu. Lygiai taip pat lėtinis nuovargis yra lėtinė uždegiminė būklė. Pamatuoti yra labai sudėtinga. Ir 9 iš 10 visas gydymas susiveda į pokalbį. Kaip Kas psichoterapija, kaip panašiai. Pacientas prieina pats prie to, ką jis blogai daro, nesupranta dar kažką, bet vien pasakyti, kas yra, va taip ir taip, ne, nes tu turi tam tikrus simptomus nuimti. Taip, jeigu žmogus nemiega, turi užtikrinti jam miegą. Jeigu jam nėra energijos kažkur judėti, turi duoti tos energijos. Jeigu jam visiškai prastai ir yra absoliuti adaptacijos nebuvimas, tai galbūt žmogui išleisti ilgalaikio nedarbingumo ten ar dar ką nors. Tai tų sprendimų reikia iš gydytojo, ne vien tik sakyti, mažiau valgyk, daugiau Bet judėk. Valerijau, su to nedarbingumu yra visiškas kazusas. Dabargi visi greiti, jauni, aktyvus, viską gali. Koks čia nedarbingumas? Toks žmogus nenaudingas, darbdaviui, aplinkai jisai neįdomus, jisai iškrenta iš rato. Ar aš klystu? Viskas nuo požiūrį priklauso. Taip, toks požiūris dažnas, nebūtinai jis yra. Aš manau, kad ta 20 plus karta, taip, nuo 2005-2010 gimė, jie ateis ir parodys mums, kaip galima, kaip didysis Libovskis. Jo, ten tai jie pramoka. Taip, gyvenimą myli. Taip, jie dar mums parodys, bet mūsų karta taip, mūsų karta bijo. Taip, mes bijom keisti darbą, mes bijom ten kažką atsisakyti. Aš, pavyzdžiui, supratau, kad, pavyzdžiui, šių metų vienas iš didžiausių mano laimėjimų yra pasakyti, ne tai, kad pasakyti ne, aš jau tai išmokau, bet pasakyti sąžiningai ne dėl to, kad aš nenoriu. Tai aš nesiteisin dėl to, kad ne. Taip, nes tu pradedi kurti kažkokias sąlygas, tau galvoji, tai didžiak, tai tai gerai, tai dabar užimtas, aš to paskambinsiu už mėnesio, ne, arba ten dar kažkas, aš ten dar kažką. Tu pasakai, ne, aš nenoriu. Ir labai kieta, ir labai aišku. Ir labai aišku, ir visi apšalė, kaip taip galima, kaip jis drįsta taip kalbėti. O taip. Tai jeigu tu to neišmoksti, jeigu tau nėra šiek tiek, toks negražus žodis, pofik, ne? Bet ne tiek, kad tu tam asocialus, ne? Bet turi būti šiek tiek. Taip, tai tada tu sudegsi, atsiras tas perdegimas, atsiras tas lėtinis nuovargis. Deja, bet 9 iš 10 pacientų su lėtiniu nuovargiu patys kalti, kaip jūs ir sakot. O ką pasakys darbė, taigi nėra kam dirbti. Ateina žmonės, kurie nesugeba netgi, nežinau, nueiti iki parduotuvės, nes jiem pradeda plakti širdis, jie turi pasėdėti ant suoliukų, jauni žmonės. Taip, kurie savaitėmis nemiega ir sako, aš negaliu išeiti iš darbo, nes ten visi dabar per gripo epidemiją susirgo ir nėra kam dirbti. Tai jeigu tu tavo verslas, tai čia diagnozė. Sorry, bet čia nieko nepadarysi. Bet jeigu tu esi samdomas darbuotojas, tai ko tu pergyveni? Ir tabletės jūs jam neduosit auksinės, ar ne? Tik patarimai bus. Ne, man reikia sutvarkyti žmogaus būklę. Aš turiu sutvarkyti jo simptomus, nes, vėlgi, jeigu aš sakysiu, mes darbą, čia nėra sprendimas. Neracionalu, ja. Tai mes turim prieiti prie vienokio ar kitokios išvados, bet, vidurkis mano 8 žmonės per metus arba pakeičia arba išeina iš darbo. Jie supranta patys, prie ko mes einame. Taip, yra ilgas ir medikamentinis, rehabilitacinis gydymas, ir fizioterapijos gali būti taikomos, ir kitokios priemonės. Bet svarbu, kad išeitis yra, ar ne? Išeitis yra, tik tai klausimas, ką tu darysi, jeigu tau reikia tų medikamentų ar dar kažko tam, kad tu susirastum dar vieną darbą. Taip, susirastum dar vieną moterį, užstatytum dar vieną vaiką ir pradėtum statyti dar vieną namą. Tai nieko iš to gero nebus, bet jeigu žmogus išmoksta kažko, tai tada taip yra labai gražių knygos vertų pasakojama, kaip žmogus išeina iš ilgalaikio lėtinio nuovargio ir supranta, kaip galima gyventi, ir tuo tarpu jo visiškai finansinis gerbūvis nekiek nenukeičia. Žinote, aš turiu tokių istorijų, kadangi stiliaus laidoje mes ieškom tų tokių perlų, kurie sugeba save nugalėti, pakeisti ir nueiti kitų kelių. Tai žinau tokių istorijų irgi ir pritariu, kad čia yra labai didelis darbas, bet turi žmogus pats jį padaryti, nieks už jį nepadarys. Taip. Pereikim prie dar baisesnės temos - cholesterolio ir statinų. Aš įsivaizduoju, kad jūs kaip medikas tai sakysiu, taip, reikia, negali būti jokių išlygų.
Bet aš vėlgi turiu medikų, draugų, kurių neminėsiu pavardžių, kurie patys būdami kardiologai kategoriškai nevartoja statinų. Sako, geriau aukštesnis cholesterolis negu Alzheimeris, degeneracinės lygos, raumenų visokie spazmai. Pasakykit. Pasikartosiu dar kartą, nėra medicinoje absoliučių tiesų. Aš pažįstu onkologus, kurie rūko po 20 pakelių per dieną. Aš pažįstu kepenų lygų gydytojus, kurie geria alkoholį tikrai nesveikais kiekiais. Ne? Ir visko yra, ir, nežinau, ten tos pačios pediatrijos, kurios nemaitina vaikų krūtim. Tarsi visko yra, žmonės yra, gydytojai irgi yra žmonės. Visokie žmonės. Visokie žmonės ir lygiai taip pat gali klysti. Ir aš vienareikšmiškai nesakysiu, va taip ir visiems vartot. Ne. Nes statino pagrindinė indikacija, tai iš tikrųjų, kaip tam bebūtų, bet gelbėt gyvenimus. Taip. Statinas reikalingas tuo metu, kai tavo yra didelė rizika dėl širdies kraujagyslių ligų. Ir ta rizika skaičiuojasi ten, kiek tu turi šansų procentaliai numirti nuo insulto infarkto per artimiausius 10 metų. Ir jeigu tau pasako, žiūrėk, vien dėl cholesterolio tavo rizika padidėja 20%. Tai ir vartot ar nevartot. Problema yra ta, kad galbūt labai dažnai, bet čia jau šeimos gydytojų gal problema, kai ta pirminė profilaktika, tai yra be insulto infarkto, kai neatsižvelgiama į visus rizikos faktorius, tiesiog pagal lentelę pasižiūrime, kad va, tavo yra toks cholesterolis. DTL, viskas. Jo, va, toks turi būti toks, štai tau tabletė. Ir kai su ta pačia knyga, pavyzdžiui, važiuoju po Lietuvą, pristatinėjau savo, tai visą laiką būna klausimas apie skiepus, nieko naujo vėl. Čia pasaulyje. Visą laiką apie COVID, visą laiką apie cholesterolį ir statinus. Atsiprašau. Tai aš visada paklausiu, jūs tikrai vyresnio žmonės surinkai, visi dalyvavot širdies kraujagyslių programą. Ir jūs dalyvavot. Taip. Ir iš jūsų paėmė parašą po kažkokią lentelę. Taip. Jūs pasirašėt, skaitit, po ko pasirašėt? Ne, niekas neskaito. O kadangi niekas neskaito, tai niekas nieko daugiau nedaro. Ten parašyta, aš esu, informuota, man suteikta informacija apie sveiką gyvenimo būdą ir kitus nemedikamentinius cholesterolio mažinimo priemonės. Tai va, ar ne cholesterolio, tai širdies kraujagyslių riziko priemonės. Tai va, visgi reikėtų atrinkti tą pacientą, kuriam vienareikšmiškai reikia. Taip, nes visus po vienom šūkom skirti ir visiems skirti nereikia, mes padarysim tik vienintelį momentą, mes nuteiksim visuomenę prieš. Taip, tai ką jūs kalbate. Jeigu pacientas yra didelės rizikos, jam tikrai reikia. Ir kaip ten bebūtų, tai yra vaistas gelbstintis gyvybės. Ir Alzheimerio jis nesukelia, demencijos jis nesukelia. Vat ką tik vyko kardiologų kongresas skirtas būtent cholesteroliui, tai smegenys pasigamina savo cholesterolį. Ir jokių įrodymų, kad tai sukelia demencijas, nėra. Yra kita problema, panašiai kaip pavyzdžiui su įsitikinimu, kad rūkymas gelbsti nuo Parkinsono. Negirdėjau šitą dalyką. Kad vartojamas alkoholio kartą per savaitę iki žemės graibimo saugo širdies, nuo širdies ligų. Taip ir panašiai, kad statinai galbūt įtakoja galimą demenciją, vien dėl to, kad tas žmogus, kuris vartoja statinus, labai tikėtina ilgiau gyvens ir spės tiesiog fiziologiškai, kaip jam lemta, šiek tiek nuprotėti senatvėje. Taip, tas, kuris rūko, labai tikėtina tiesiog nesulauks savo Parkinsono, nes numirs nuo insulto infarkto anksčiau. Lygiai taip pat kaip tas, kuris kartą per savaitę geria iki žemės graibimo, nesulauks insulto infarkto, nes bus partrenktas autobuso, ten nudurtas peiliu, arba sušals pusnį, arba prigerstint kokiam nors griovy. Ne, tai šitoj vietoj, jeigu mes žiūrėsime evidence-based, tai taip, statinai vėlgi, kaip ir bet kuris vaistas, nėra švestas vandenėlis, ar jų pašaliniai gali būti ir jos reikėtų atsižvelgti. Yra būdų pagerinti tuos simptomus, yra būdų skirti kelis vaistus, yra ateina biologinė terapija, kur vis tiek cholesterolį reikia mažinti, bet cholesterolis kaip paksas. Nėra pats kaltas, aplinka kalta. Taip, kol žmogus yra jaunas, sveikas, tai viskas yra gerai su jo cholesteroliu. Jis gali būti tas blogasis cholesterolis ir 3, ir 5, ir visą kitą, jeigu jis neturi kitų rizikos faktorių. Taip, dėja, bet amžius 40 jau yra rizika, ypač vyrams. 40 jau rizika. 50 dar didesnė.
O jeigu tu dar esi nutukęs, tai dar pliusas. O jeigu tau dar aukštas spaudimas, tai dar. Jeigu tu rūkai, tai dar. Jeigu tavo šeimoje visi gavo insultų infarkto 40-50, Tarsi jaunam tai amžiui dar. pakankamai. Ir kuo daugiau tų rizikos faktorių, tuo didesnis reikalavimas yra cholesteroliui. Valerijau, vat apie tos vyrus užsiminėt ir dabar nesusilaikysiu nepaklausus. Ką darom su vyrų pilvais? Nu, auga tie pilvai. Nu, jie valgyt nori, valgo ir paskui auga pilvas. Nu, ką daryti su juo? Nežinau, mylėt, klostyt. Kas Pilvą kaip ar pasirenka. vyrą? Ir vyrą, ir pilvą. Vyrų sveikata visiškai priklauso nuo moterų sveikatos. Nu, absoliučiai. Nu, taip. Jeigu vyras pas mane ateina profilaktinės patikros, tiesiog profilaktiškai pasitikrinti tyrimų pasidaryti, aš klausiu, kas tau atsitiko. Nu, neeina vyrai tikrintis profilaktiškai. Kokie yra ten du jų? Vienam liko nuo draudimo pinigų, o kitą privertė moterys. Dėl to sakau, visiškai absoliučiai verčia, ta prasme, moteris yra atsakingos už vyrų sveikatą. Nu, taip yra, visada. Ir tai, kad pilvai auga jie, irgi moteris. Ta prasme, taip. Jeigu nepatinka, kad tavo vyrui auga pilvas, veski pas daktarą ir spręskit. Didelis pilvas, tai yra centrinis nutukimas, tas pats, nebūtinai nutukimas, tas pats viršsvoris, labai tikėtina, kad jis eis kartu su kepenų surebėjimu, tai lygiai taip pat yra širdies kraujagyslių rizikos faktorius ir lygiai taip pat reikėtų imtis tam tikrų priemonių, kurios mes kalbėjom pirmoji laidos daly. Mažiau valgyti, daugiau judėti, jeigu kitaip nepavyksta, galvoti apie vaistus. O jeigu neklauso, ką sakai jam? Arba keisti, kaip ir su lėtiniu nuovargiu, arba keisti situaciją. Arba vyrą. Arba požiūrį situaciją. Supratau, arba imi vyrą be pilvo, arba pradedi mylėti tą pilvą tokį, koks yra. Bet vis tiek grįžtam prie to, kad žmogus pats kaltas. Nu, niekaip kitaip. Pats kaltas žmogus, ar ne? Nu, nereikia kaltinti dėl, reiškia, žmogaus, dėl jo lygų, nes mes dar daugiau didinsim tą stigmą. Ar bus kažkoks tyrimas, kurį padarius ir surasim, kad tas pilvas auga dėl to, kad yra tokia bakterija, arba trūksta ten tokio vitamino ir jį paskirsim, ar nuo vienos piliulės jis sumažės? Ne. Ar jis sumažės, jeigu jam paskirsim tą patį Ozempiką arba metforminą? Labai tikėtina taip. Jeigu žmogus stengsis, viską galima, Dieve, ir žmonės ir po skrandžio mažinimo sugeba 20 kg priaugti. Taip, išmoksta valgyti. Mačiau, jo. Bet tikėtina, kad sumažės jam tas pilvas. Tai jeigu žolių... Kas bus, jeigu be tablečių? Ne? Jeigu jis išmoks kažką daryti. Jo, bet jeigu žolėm, jeigu mėsa, jeigu proteinais, baltymais ten, tai sumažinti galima, ne? Nu, žiūrėkit, visiems žinomas internetinis juokutis, ne, kad pažiūrėkime į begemotą ir dramblį, ne, kurie valgo veržuolį, ir pažiūrėkime ten kokią panterą, ne, kurie valgo mėsą. Nesiplėskim, žodžiu, atsakymo nerasta. Tai fizinis aktyvumas ir kalorijų suvartojimas, kiek tu jų suvartojo, ta prasme, svoris auga dėl vienos vienintelės priežasties, nėra kalorijų deficito. Tik tiek, kad jeigu tam yra tam tikros būklės, psichologinės, fiziologinės, nežinau, sąnariai tau skauda, tau sunku sportuoti. Aišku, kad tau lengviau užaugs svoris. Ir visiškai nebūtinai čia tavo elgesys, ne? Tu turi, ta prasme, didelį stresą, kurį tu išmokai užvalgyti, nes tuo metu, kai tu verkėjai mažas, tau mama kišdavo buteliuką, ne? Ir tau susiformavo toks refleksas. Jo, arba dar vieną šaukštą už tėtę, už mamą. Taip. Tai tu esi linkęs tas kalorijas kaupti. Aš, pavyzdžiui, su svoriu kovoju visą gyvenimą su numetęs 160 kg. Per visą gyvenimą? Per visą gyvenimą, per vieną kartą. Įspūdinga. Tai jis paskui vėl grįžta, vėl pasikeičia kažkokios sąlygos, vėl grįžta. Vienas receptas veikia, kai tau buvo 20 metų. Kitas receptas veikia, kai tau yra 45 metai, nes mes jau nebe. Pastangų reikia visą laiką ir daugiau. Ir čia pradėti sakyti, kad žmogus pats kaltas. Ne. Turbūt žmogus kaltas, jeigu jisai visiškai nieko dėl to nedaro ir nori susirasti tą kitą kaltininką. Čia tas kažkas. Pasiguoskim, žinokit, turbūt nėra žmonių, kurie nėra kovoja su svoriu, su antsvoriu, su tais kilogramais, kuriuos būtinai reikia iki šeštadienio numesti, nes nesitelpa į suknelę įlysti. Nu, nežinau, yra kur nori šoktų kilogramų. Bet čia mažiau tokių. Gerai, tai tas kilogramas mus atvedė prie kitos temos cukraus. Čia irgi baisi tema, 8 disertacijų. Ar galit pasakyti trumpai, kokį kiekį saldžių produktų, angliavandenių turinčių tendenciją virsti tuo, ko jie virsta, galima suvalgyti? Kiek yra nekenksminga galiausiai? Nėra tokio atsakymo. Nėra.
Nėra. Viskas priklauso nuo to, kiek tu judi, kiek tu sunaudoji, koks yra tavo, sakykime, gerai sakyti, ta medžiagų apykaita, ne, bet reiškia galbūt ten tas fonas, ar tu labiau linkęs kaupti ar ne. Visiškai vienas dalykas, jeigu tu bėgi maratoną ir bėgdamas maratoną, tu vis pagrušnoji reiškia elektrolitų su cukrum. Ne. Kitas visiškai dalykas, kai tu guli ant sofos ir geri 3 litrą kokios nors Coca-Colos. Ne. Tai visiškai skirtingos situacijos. Šiaip, kuo mažiau, to geriau. Kuo mažiau saldumynų, tuo geriau, ar ne? Taip. Bet jeigu tau norisi saldaus, tai saldaus tu turi gauti. Ne? Jeigu tu bandai, sakykime, mažinti tas kalorijas ir mažinti svorį, tiesiog tas neturi viršyti visų kalorijų kiekį. Nėra blogo maisto. Ir saldainis gerai. Ir reiškia, ten koks nors, nežinau, vaisius gerai ir torčiukas šokoladinis. Viskas gerai. Aš vis sakau, kam reikia gyventi, jeigu tu negali sau leisti dūminio viskio su šokoladiniu tortu. Tai klausimas, kiek, kaip dažnai ir kokiais kiekiais. Pavyzdžiui, mes šeimoje vaiką mokom, kad saldumynus galima valgyti tik tai savaitgalį, kad tu negali to paversti kasdieniu maistu, ką jūs ir sakot, kad tai nebūtų sistema. Taip, žiūrėkit, yra vis bandymas atrasti tą ilgamžiškumo geną. Ne, čia labai gerai. Longevity yra čia klasė. Taip. Ir vis bando kažkokį blogą maistą surasti. Mes norim, dar kartą, mes norim kažką apkaltinti visada. Taip, pažiūrėk, pas mus, pavyzdžiui, kviečiai, laktozė, mielės, alkoholis ir blogis. Ne, jeigu mes pasižiūrėsim ten tą patį YouTube, ten dieve blogai. Aš kažkur parašiau apie tai, kad nėra blogų mielių, nėra gerųjų blogųjų bakterijų, ten ir visa kita, viskas yra gerai, tai ten viena tokia bendruomenė mane ten užpuolė, vos nenukryžiavo, nusprendė, kad manęs nėra, aš eilinį kartą esu dirbtinis intelektas. Tai, nes tokius pievas kaip Morozovas, tai neįmanoma kalbėti. Tai, nes mėlis blogis visiškai. Tai yra viena ilgiausiai gyvenančių salų, ne, populiacijų, tai Sardinija. Picų jie valgo mažai, bet turi savo sardinius, ne, bet mažai. Jie labiau valgo pastą, bet jie lygiai taip pat valgo su sūriu, lygiai taip pat jie geria raudoną vyną ir sėdė visą vakarą jie baliavoja ir valgo jie 10 valandą vakaro prieš miegą, ne, ir viena ilgiausiai gyvenančių populiacijų. Yra kitas geras pavyzdys, Provansas, taip, ir neįsivaizduoja tikrą tradicinę prancūzišką šeimyną savo vakarienės be vyno ir be desertų. Kiekvieną dieną desertas. Bet desertas yra sūris pas juos. Nebūtinai gali būti ir saldu. Bet ten yra kitas dalykas. Pavyzdžiui, ir ten tu liksi nesuprastas, jeigu tau už 2 valandų laukia šeima prie stalo, o tu nueini, savo nusipirkai croissant ir dabar valgytas, tu ką negali palaukti. Taip. Iš vis jie neturi tų užkandžiavimų jokių. Taip, yra režimas. Tai pavyzdžiui, galbūt svarbiau yra režimas, svarbiau yra kultūra. Taip, tie patys prancūzų vaikai turi tam tikrą valandą, kai jie gali valgyti saldžius užkandžius. Kiekvieną dieną. Tam tikrą valandą. Gute, vadinasi. Taip, yra laikas, yra laikas, yra tam tikras pasirinkimas, bet viskas, jis daugiau nebevalgys. Pas mus, mes dar šlapenkės neatsivalgė. Taip, mums dar reikia visko daug. Tai galbūt problema yra ne ta, kad ten koks nors saldainis yra suryjamas, o tai, kad saldainis yra suryjamas ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarienė, ir labai dažnai vietoj pusryčių, pietų ir vakarienės. Jeigu ten tie patys paaugliai, kaip ten dabar ten skaičiuoja kalorijas, labai dažnai ten mergaitės visą kitą ir paskui eina ten su litru latės, su kokio nors kokosų pienu ir ten, reiškia, sirupo, ne, ir kiek ten kokie 800 kalorijų. Jo, visiškai nereikalingų kalorijų, absoliučiai niekam nereikalingų kalorijų. Tai to švietimo reikia, tos kultūros reikia. Ir pasakyti, kad čia grinai vienas ar kitas produktas yra blogas. Ne. Tai galbūt reikėtų režimų, turbūt reikėtų saiko, bet lygiai taip pat, jeigu tau labai norisi šokoladuko, bet tu nori numesti tos 2 kilogramus ir įlysti. Ir tu dabar mėnesį laiko nevalgysi šokolado, dėl kurio tu tiesiog verki, viskas baigsis tuo, kad tu palūši, tu save pradėsi smerkti, tu prisivalgysi tiek, kad priauksi daug, tai galbūt tą gabaliuką mažą ir suvalgyti, bet nereikia valgyti po 2 plyteles per dieną. Valerijau, o jeigu rimtai, pavyzdžiui, dabar tas antro tipo cukrinis diabetas, jis labai paplitęs. Ar yra būdų
iki tyrimo, iki to, vat, kai jau parodo kraujas gliukozę, kažkaip susivokti, kad kažkas jau darosi blogai, tas insulino rezistencija, dabar vėlgi ta tema tokia. Jo, mes vėl grįžtam prie to paties, nuo ko pradėjome. Iš principo, aš jau 10 metų kalbu apie tai, kad nereikia laukti, kol mes nustatysim antro tipo cukrinį diabetą. Taip, po biškį tas ateina, bet dar ne taip seniai, prieš kokius 5 metus, kolegos endokrinologai sakė nesąmonė, nereikia čia niekam jokių vaistų, visą kitą, mažiau valgyti, daugiau judėti, nėra diabeto, nėra gydymo. Tai diabetas yra iš principo viršsvorio, to paties, nuo ko mes pradėjome. Viršsvorio, nutukimo, kepenų suriebėjimo, neteisingo užkandžiavimo, metabolinio sindromo komplikacija. Viena iš. Taip, po jo ateina insultas, infarktas. Pagrindinės diabeto komplikacijos ir pagrindinis diabeto gydymas yra išvengti jų. Ir dėja yra taip, kad kai mes nustatom antro tipo diabetą, dažniausiai mes jau 10 metų minimum iki jo ėjo. Ir 50% pacientų turi visas komplikacijos. Jie turi pažeistas smulkiausias kraujagyslės, pažeistas tinklainės akių, pažeista galbūt jau širdies veikla, inkstus ir taip toliau. Jau komplikacijos yra. Ir tada pradėti gydyti yra tiesiog per vėlų. Tai grįžtant prie to paties, kad be to, kad mažiau valgyti, daugiau judėti, taip, išsimegoti, režimas valgymo, mėgstamas užsiėmimas ir visa kita, kontempliacija su visa ta, mes turim, jau kitaip nepavyksta, skirti visgi medikamentinį gydymą. Pavyzdžiui, tą patį Ozempiką ar Tivuliną ar dar kažkas. Tai taip, nes laukti antro tipo diabeto bus blogai. Tai yra tie pilvukai, apie kuriuos jūs kalbėjau, čia yra vienas žingsnis į insultą, infarktą, pereinant per diabetą. Tai mes tiesiog turim tarpinę stotelę, kuri savo ruoštų įtakoja viską, ką įmanoma. Tai lygiai taip pat, kaip mes kalbam apie anemijos gydymą, tai geležies stoka yra liga, o anemija yra jos komplikacija. Taip ir čia viršsvoris, nutukimas, metabolinis sindromas yra problema, liga, ne? O diabetas, insultas, infarktas, jų komplikacijos mes turime įsiveržti jau čia. Ar tai vien tik tai švirkštas ar tabletė viską išspręs? Ne. Reikia paciento dalyvavimo irgi. Bet labai dažnai be to švirkšto ar tabletės tu tiesiog nieko nepadarysi. Ar jūs tikit super maistu? Tas superfood dabar yra tiesiog kaip vėlgi malda kažkokia. Tos blue zones, reiškia, va tą, ką jūs paminėjote, tie italai, Okinava, dar kažkur ten yra. Tikit to longevity, va, tais visais dalykais, kurie susiveda į specialią, ypatingą mitybą? Kažkada 60 metais pastebėjo, kad aliutai, nuitai rečiau serga infarktu, insultu. Tada pradėjo tirti omega 3. 99, paskui 2008, man rodos, italas padarė 2 didžiulės studijas, kur tikrai rodė, kad didesnis omega 3 vartojimas siejamas su mažesniu mirštamumu nuo insulto, infarkto. Vėlgi, ką tik atvykęs lipidologijos kongresas kardiologų nurodo, kad neverta skirti omegas, kalbant apie cholesterolį ir dar kažką, nes kažkokių didelių visgi įrodymų nėra. O prieš 2 metus atsiradęs tyrimas vienareikšmiškai parodo, kad kiekvienai turbūt genetika yra savo supermaistas. Ir taip, aliutams, inuitams omegos yra kertinis dalykas. Galbūt tiem patiems Sardinijoje yra gliutenas ir laktozė. O mum gal, nežinau, kaip daktarė Taulytė sakė, reikia 100 gramų ruginukės, 100 gramų lašinio ir 100 gramų ruginės duonos 2 kartus per dieną ir jokių statinų. Tai, jeigu paklausim... Šitą atsisukit ir pasikartokit, žinokit. Jeigu paklausim tūlo piliečio, ne, tai ką jis rinksis? Per tabletę, tai 2 kartus po 300, ne? Kiekvieną. Tai va, tai kas ką nori, tas tai girdė. Ja. Tai iš tikrųjų, gal mums super maistas yra tai. Bet kol turbūt neatsiras rimtesnių studijų, kol neatsiras dar kažkas, tai turbūt ne. Yra, pavyzdžiui, su to pačiu badavimu, ne? Yra žmonės, kuriems super gerai sveikia. Ne, yra, kur ten gali nevalgyti ten 16 valandų, 18, kažkas nevalgo 1 dieną, kažkas valgo kas 2 dieną. Viskas gerai, bet kitam žmogui jau po nakties nevalgymai silpnai krenta ir visą kitą. Tai ką? Jei tirti, kas jam blogai, ne, tai labai tikėtina, kad jam tiesiog netinka šitas būdas. Taip, tai turbūt tas pats ir su maistu.
kol neatsiras normalūs genetiniai tyrimai, prieinami, greiti, aš manau, kad 20 bėgėje gali atsirasti, taip kad tu nueitum iš kraujo piršto, tau pasakytų, va, tas, ne, gyvenimo būdas, va, toks, reiškia, tau veikia. Ne? Bet turbūt ne, dėja, bet dar vienai, reiškia, bendruomeniai Facebooko buvau parašęs, kad neveikia jūsų kukurmynas niekiek, tai irgi vos nukryžiavo manęs, kad čia visų problemų sprendim, galbūt kažkam taip. O rauginti kopūstai gal bent veikia? Iš principo ne veltui aliautams veikia jo omegos, jie ištisai valgė lašišas. Ne veltui... O tie aliautai, atsiprašau, kur jie yra? Grenlandija, čia ten, kur dabar Trumpas nori ilgamžiškumo, turbūt nori, tai jis nori atsiimti. Tai va, tada ne veltui tiem patiems sardiniečiam galbūt ten ta pati ten pizza su kviečiais ten, ar su raudonu vynu veikia. Mūsų galbūt supermaistas yra taip, tai galbūt yra raugintas kopūstas, galbūt tai yra ruginė duona su raugu, galbūt tai tikrai yra, nežinau, ten obolys antaninis iš sodo ar dar kažkas, taip, nes... Žodžiu, kas genetiškai mums artima, tas ko gero mums yra supermaistas. Visą laiką, taip, yra sezoninė mityba, čia pasakys bet kuris dietologas pritars, nereikia čia kažką man labai super sugalvoti. Tai nereikia mums to alyvuogių aliejaus pilti ant savęs tiek, kad ten paskui... Jeigu kam skanu, galim pilti, jeigu mes norim tos pačios alfa-linoleno rūgšties, tai galime ir turbūt pasirinkti kokį lynų sėmenų arba kanapių aliejų, kol neuždraudė. Gal neuždraus, kad maža. Išspausi, ateis, pamatos, sakys čia pas tave, ten kokio nors 1 mikrogramų daugiau pasodins. Rizika. Mūsų milijonai jau negali parinkti. Tai supainiojo su kokio nors kitų grybų gali baudžiaką gal. Tai galbūt, bet niekas to nežino. Galbūt sužinos. O kai jūs pats tiek žinot, kaip jūs pats, pavyzdžiui, save taip nuteikinėjat, kaip jūs maitinatės, kaip jūs organizuojat savo gyvenimą, kad nepervargtumėt, bet jau supratau, kad mokat pasakyti ne, nes nenorite, o dėl maisto, pavyzdžiui, ir dėl miego, kaip jūs? Aš stengiuosi gauti fizinio aktyvumą, aš stengiuosi bent 2-3 kartus per savaitę į darbą ateiti pėsčiom, tai yra 6-7 km į vieną pusę. Reikia dar jėgos pratybų gauti, bet čia kaimo vaikas esu, tai reikia važiuoti į kaimą. O iš kurio iš kaimo esat? Aš iš Šalčininkų kaimo. Šalčininkų. Tai toks jau ir miestas, jau nelabai kaimo. Miestelis jo, bet ten paskui gyvenam šalia. Tai va, dėl miego irgi būtina sąlyga, labai gerai pasakėt, reikia įsivertinti visą laiką, kas tau trukdo miegoti. Pavyzdžiui, ilgą laiką negalėjau niekaip suprasti, kodėl aš negaliu miegoti kokius 1,5 metų. Nerimas prabudimą, kol nesupratau, pavyzdžiui, kad aš esu prokrastinatorius ir viską darysiu paskutiniu momentu. Ir kai iš manęs nori kažkokio ten ar teksto, ar paskaitos, ar ten dar kažko, tu ten vaikštai mėnesį laiko, pergyveni, kad tu nieko nepadarai, nerimas ateina, kol tu susivoki, sakai, kada tau reikia paskaitos. O tada ir gausi viskas. Ir miegi ramiai kitos nakties. Tai ta prasme, ta higiena turi atsirasti. Laiku nueiti miegoti, tam tikrą galbūt rutiną sudaryti prieš miegą, jeigu tau sudėtinga padaryti. Ir su maistu lygiai taip pat sudėtingiausia turbūt yra saikas, kurį reikia riboti, bet maistas turi būti įvairus ir jis turi būti skanus. Žmogus, kuris laikosi dietos, jis yra nelaimingas. Nelaimingas, labai. Neįmanoma dietos ilgai negali laikytis. Todėl tu turi įprasti kitaip maitintis. Tai prasti kitaip maitintis, eini pirkti produktų į turgų, stengiasi nepirkti iš parduotuvės, stengiasi, pagrindinė turbūt mano taisyklė, kurią dažnai pasakau pacientams, kad tas maistas, kurį tu valgai, būtų kuo artimesnis žaliavai, iš kurios jis padarytas. Ką darysi su savo pensijų fondo pinigais? Įvertink vokišką patirtį. Pasitark su Allianz. Kaip ten yra tas, if nature didn't make it, don't take it. Jeigu gamta to nesukūrė, nevartok. Tai pavyzdžiui, jau pirktinį faršą geriau nepirktų. Arba bent jau paprašyti, kad sumaltų šitą mėsos gabalą, nes tu nežinai, kas ten įdėtų.
Žodžiu, vat, kad pagodėt, tai pagodėt, kad ir jums reikia dirbti su tuo reikalu, visiems reikia dirbti. Gydytojai irgi žmonės, taip, visiems reikia dirbti ir kartais reikia ir kokią tabletę išgerti, žinokit. Ir skiepą reikia susišauti ir šeimai aiškinti ilgai ir nuobodžiai, kodėl ir jiem reikia susišauti skiepą. Va, kaip dangui, taip ir ant žemės, arba atvirkščiai kaip žemė, taip ir dangui. Ačiū Valerijau, man buvo labai įdomu ir aš tikiuosi, kad jums neprailgo tas pokalbis, netitraukiam jūsų brangaus laiko iš pacientų. Ir aš manau, kad visiems žinokit, jeigu jūs turite noro puoselėti savo sveikatą ir numirti sveiki, atsisukite šitą pokalbį ne vieną kartą. Mes pažymėsime, kurioje vietoje yra kuri tema. Ir jūs puikiausiai galėsite savo aktualią dalį išsirinkti. Jeigu jums patinka, paspauskite like, jeigu jums įdomu, pasidalinkite, mes vėl būsime su jumis, nes jūs padedate mums išgyventi.